Kokie jausmai užplūsta išgirdus žodį mokykla? Daugelypiai. Sentimentalūs ir tokie, purtantis ir, alerginio pobūdžio. Visko po vienodai. Ir nežinau, neturiu jokio ryšio. Kažkurį laiką turėjau, neturiu jokio ryšio su savo mokykla, neturiu ryšio su savo pedagogais ir net su klase neturiu jokio ryšio. Visi bandymai bendrauti baigėsi nesėkmingai, nes mes kalbėti neturime apie ką. Mūsų temos pasikeitusios yra, siekiamybės yra skirtingos ir tas, ką mes mokykloje mokėmės, visą kitą kelia daug keistų klausimų, kam viso to reikėjo, arba kodėl nebuvo to, arba to. Yra taip. Bet šiandien viskas yra, tos spragos užpildytos ir aš atlaidžiai žiūriu mokyklą. Ar buvote pirmūnas mokykloje? Savotiškai taip, bet ne tas, kur pirmūnas, kur nesineždavo aš knygų, neturėjau sąsiuvinių. Buvau truputėlį tarp chuliganų ir pirmūnų. Čia buvo toks keistas junginys, kad man nieko negalėdavo padaryti. Šokdavau, vadinasi, kultūros šitose rūmuose ir bausdavau už tai, kad ten nebuvo galima dalyvauti ir kartu nieks neprieštaraudavo, nes mokiausi aš pakankamai gerai. Kur tęsėte mokslus po mokyklos? Muzikos akademijoje, baigiau aktorinį, paskui baigiau specialų kursą Art International of New York, dirbau Langvarfo teatre, ten baigiau ekonomiką, ten teatras kartu su Yale universitetu turėjo universitetinės studijas, baigiau ekonomiką ir teatro vadybą, ir režisūrą, tai tokie mano mokslai. Dar visokių kursų, kurselių ten. Bet viskas susijęs su to pačiu. Aš 3 kartus keičiau profesiją, bet į tą patį. Aš nuo aktoriaus iki režisieriaus, nuo režisieriaus iki vadybininko ir dabartiniu metu aš visą tai ir darau. Aš dar ir vaidinu, ir spektaklius statau, ir kartu vadovauju šitam didžiuliam teatrui. Kaip pasirinkote specialybę? Specialybę aš pasirinkau labai keistų būdų. Mokykloje labai nemėgau teatro ir vaidinimo, nes turbūt kokiai 5 klasiai mane privertė vaidinti girinuką su mokytojos dukters pėdkelnėm. Tai čia man buvo kaip moralinė skriauda, kadangi aš turiu žiauriai išvystytą vyrišką pradą, ta prasme su žiauriai senamadiškas, jeigu taip žiūrėti, ir man toks pažeminimas buvo visai nepriimtinas. Vengiau šitų visų reikalų. Lygiai taip pat chore dainavau ne todėl, kad norėjau, o kad skirdavo, o su draugais nutarėm, kad reikia baubti, kad nepaimti į chorą, tai paskiri bosus. Tai mes tokiu būdu su tais menais mokykloje bendravau labai atsargiai. Bet atsitiktinumas, kad matytas spektaklis man kažką padarė smegeniniai keisto, kad aš žiūrėdamas nutariau, kad daug ko aš galiu daryti geriau. O toks jausmas mane apėmė, kad kažkas ten yra tokio ir aš nutariau, kad reikia ten ir pabandyti. Ir atvažiavau į Vilnių, įstojau į muzikos akademiją, į aktoriaus meistriškumo katedrą tuo metu. Mano mokytojas buvo Henrikas Vancevičius, akademinio šito teatro, kuris tuo metu buvo akademinio vadovas, ir dėstytoja Algė Savickaitė, žinoma pedagogė. O taip aš tapau šito studentų ir jau 2 kurse aš jau buvau pirmą filmą nusifilmavęs Vyrų vasarą, už tai gavau papeikimą, nes neleisdavo muzikos akademija irgi. Blokuodavo, sakė, kad gadina ten kinas, televizija gadina žmogų, visą kitą. Aš galvojau, kad visai negadina, buvo man labai gražu. Tai taip atėjau į teatrą. Ar gyvenate studentų bendrabutyje? Taip,
čia pat prie prezidentūros buvo Tallat Kelpšos bendrabutis, labai ypatingas. Naktį kartais reikdavo lipti per tvorą, kur dabar ten kažkokia religinės bendruomenė priklauso, ten per tą tvorą įlipus, per panų kambarį buvo galima pereiti ir nueiti į savo kambarį antram aukšte. Ar turit kažkokių įsimintinų įvykių iš bendrabučio, nes dažniausiai būna bendrabutis, tai kaip antra mokykla? Taip, tai buvo labai įdomus gyvenimas. Aš gyvenau su tokiais žmonėmis, aš buvau, kaip čia sakyti, sugyventinis Nekrošiaus, Tuminu. Tokiam lygiai mes gyvenom. Čia visi žmonės tie mano karta, kurie šiandien visi teatro korifėjai. Tai ir aišku, įdomus buvo gyvenimas, nes tai buvo visais išskirtiniai žmonės, kurie labai domėjosi viską darėm kartu. O įsimintina buvo toks sukrečiantis momentas, kad naktį grįžtant, perėjus per panų kambarį, vadinasi, iš ryto prižadino komendantė ir paklausė, ką jūs veikėte apačioje, pas panas. Aš nesupratau klausimą, bet pasižiūrėjau į batus. Batai buvo su tokia didelė, kaip sakyti, prijuostė, iš dažų. Buvo išdažę naujai, dažai buvo blogi, kai batai buvo, tai prilipo tokiai ir aš taip ir parėjau namo. Tai buvo skandalas, jiem dirbti, man padėjo draugai sutvarkyti tą, kas buvo suardyta. Bet čia, kadangi aš buvau ne vienas, tai labai buvo gražu. Ar studijos Lietuvoje ir Niujorke labai skiriasi? Labai. Kuom? Labai. Šiaip visos studijos mūsų muzikos akademijai būdavo nuo 8 ryto iki 10 vakaro. Aš neturėjau jokio savo gyvenimo, jokio laiko, visą kitą. Tie tokie sekmadieniai būdavo nykus, nes vis tiek reikėdavo kažką daryti ir praktiškai labai nesavarankiškas mokslas, labai daug visokių keistų dalykų priverstinio tipo. Ten studijos yra pasirinktinai, nes aš studijuoju tą, ką aš noriu ir už tai atsiskaitau. Žinoma, nesurinkęs kažkokių balų, galiu negauti kažkokių pažymėjimų, dar viso kito, bet yra pasirinkimas didžiulis, viso kito. Ir tai yra iš tavęs pareikalauja organizuotumo, viso kito. Jau studijuojant vadybą, kilo konfliktai tarp studentų iš tos pusės, nors jų tik 2 buvo. Buvo iš Rusijos ir iš Vengrijos. Ir su abiem kilo konfliktas dėl programos, nes jie pareiškė, kad mokslai neparuošti, trūksta programos. Tai buvo atsakyta, jūs esat vadybininkai. Vadybininkas pats ruošia savo programą ir daro. Tai buvo toks baisus smūgis ir skirtumas. Tai ir visur. Labai daug savarankiškumo, labai daug, kaip sako, reikia pačiam įdėti, norėti. Štai ten, galėčiau pasakyti, mes esam žmonės be jaunystės ir jie be jaunystės, tik tai kitam lygiai. Mes esam kaip įkalinti tame, atbūti, o ten yra studijuoti, man truputėlį skirtumas. Priedo žinių reikalai irgi yra. Amerikos mokslas ir mūsų mokslas labai yra skirtingas tuo, kad lygis, sakykime, žinių ir mokyklai ir kaip čia sakyti, ir aukštoji yra truputėlį skirtingas. Atrodo, kad mes esam lyg ir pranašesni žinojime. Taip yra. Bet mes žinome tiek visko daug ir nieko nežinome. O jie konkretina. Profesijos reikalai jiems yra, kaip sako, svarbiausia ir tokia, gal tai riboja truputėlį žmogų visą kitą, bet jis tampa profesionalus, kažką išmoksta dirbti. O mes viską žinom ir nieko. Boilio Marijoto dėsnį žinot. Taigi mokėmės visi, neatsimenu. Pagal Šveiką turbūt ten, jeigu į savo kūną pilsi daug skysčių, tai tavo kūnas bus iš visur išstumtas. Kažkas tokio.